Sveiki visi, tai pakalbėkim apie multisiuntas, kom jos naudingos ir kom jos yra reikalingos. Taigi, pirmiausia, multisiuntos palengvina didžiąją dalį mūsų darbų, nes mums nereikia eiti į paštą ir suvedinėti visko ranka, kiekvieno užsakymo ir, tarkim, įsivaizduokime, ką mes darome, jeigu mes neturime multisiuntų. Mums įkrenta užsakymas, tuomet jeigu mes pardavinėjame Lietuvoje, taip, mes einame į pašto puslapį, ar tarkim į DPD, ar į Omniva ir taip toliau, ir mes kiekvieną savo užsakymą vedam ranka. Tai reiškia vardas pavardė, adresas, koksai paštomatas, numeris ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip kiekvieną orderį. Įsivaizduokit, per dieną jūs padarote tarkim, 70 užsakymų. Ir jums kiekvieną užsakymą reikia suvesti ranka ir tada atsispausdinti lipduką, taip? Pagalvokit, kiek jūs savo laiko sugaištate tą darydami, kai galėtume daryti visiškai kažkokius kitus dalykus, tarkim, kaip pavyzdžiui pakavimas, ar tolimesnių prekių paieška, ar reklamos redagavimas, ar fotosesijos paieška ir taip toliau, negu įsidėsit 6 valandas, tarkim, ir suvedinėsit visus užsakymus. Ir kažkas visą kitą darbą tą turės padaryti už jūs. Tai multisiuntos tam ir yra skirtos. Tik dabar norėčiau parodyti jų puslapį. Taip, tai yra multisiuntos.lt. Jos turi integraciją į Shopify. Kaip matot, kokie yra privalumai. Lipdukas su jūsų logotipu, siuntų pristatymo paslauga, naktinio pristatymo paslauga, lipdukų klijavimo paslauga, pakavimo ir ženklinimo paslauga, sandėliavimo. Žodžiu, turi begalės paslaugų ir jos yra labai pigios. Pavyzdžiui, aš už 1000, už kokius 500 per mėnesį moki ten apytiksliai, negaliu pasakyti, apie 87 eurus. Bet kaip palengvėja mūsų darbas su šito įrankiu, su multisiuntomis, aš jums parodysiu, kaip jį reikėtų įsidėkti ir norėčiau papasakoti, kam tiksliau jis yra naudojamas. Tai kaip sakiau, tarkim, mes turime kažkokias kurjerių paslaugas, tarkim, Omniva paštomatai, Lietuvos paštas, LP Express, DPD, Vednipak ir taip toliau. Mes turime sutartį su šitomis kompanijomis, mes jas susijęme su multisiuntomis per API raktus. Ir tuomet kiekvienas mūsų įkritęs užsakymas susikonfigūruoja per API raktą, sukrenta visa informacija į multisiuntas ir jau yra automatiškai paruoštas lipdukas spausdinimui. Jums tiesiog reikia jį atsispausdinti ir užsidėti ant pakuotės. Ir arba nešti paštomatą, arba laukti, kol kurjeris atvažiuos ir jį siųs. Viskas. Jums nereikia nieko rašinėti ir taip toliau. Viskas sukrenta automatiškai, matote visus sakymus, matote visus lipdukus ir taip toliau. Viskas yra labai, labai paprasta. Ir šita platforma tikrai yra reikalinga. Dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti apie multisiuntas, tai, kaip sakiau, lipdukų spausdinimas. Tai iš pradžių, tarkim, kai aš pradėjau Lietuvoje, tai aš tiesiog spausdinausi spausdintuvų, kadangi tų siuntų ten iš pradžių būdavo nedaug, gal 10 per dieną, 7, ir išsikirpinėdavau tą kvadratėlį, kaip matote čia, va tokį, tik jis būna didesnį šiek tiek, tarkim, tokį kvadratėlį įsikirpi ir su lipne juosta klijuoji ant dėžės. Bet galų gale supratau, kad tai užima irgi daug laiko, tarkim, vieną tokį padaryti, užtrunka kažkur minutę pusantros, atsispausdinti, iškirpti, užklijuoti ir, tarkim, pradėjo didėti užsakymų, jau nuo 15 užsakymų aš įsigijau mašiną, tokią lipdukų spausdinimo mašiną. Jinai, tarkim, panaudota, kainuoja 100 eurų ir dedasi ją lipdukų juostos. Ir viskas, jūs paspaudžiate spausdinti ir jums automatiškai lipdukas išvažiuoja, jūs nuklijuojat ir klijuojat. Viskas labai paprasta. Taip, dabar kaip viską reikėtų padaryti, susintegruoti šitai savo parduotuvę ir taip toliau. Tai tarkim, aš kadangi kalbėsiu dabar apie vežėjus ir kurjerius, kaip matote čia, siuntų vežėjai DPD, aš jums daviau kontaktą, LP Express ir taip toliau. Aš nežinau, kodėl žmonės naudoja begalę siuntimo būdų, tarkim,
begalę paštomatų, tarkim, Omniva, LP Express, Lietuvos paštas, ten ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu, pavyzdžiui, tu naudoji vieną ir jis yra geras, tai kam tau reikia dar kalnų apsikrauti sutarčių, dar kalnų mokesčių ir dar kalnų siuntų vežėjų? Tai va šito nesuprantu. Pavyzdžiui, aš šiuo metu, dirbsiu su LP Express ir DPD, bet aš galų gale dirbsiu tik su DPD. Kodėl? Visų pirma, DPD yra pigiausia kurjerių, pigiausi kurjeriai iš viso, greičiausiai Lietuvoje. Nežinau, kaip su Venipak, aš jų paslaugom nesiklausinėjau, bet žinau atsiliepimus apie juos nekokius, todėl aš juos tiesiog net nesižvelgiau. Tai tiesiog DPD dirbau su DPD su kitų brandų, dirbsiu ir dabar. Ir visada, manau, su jais dirbsiu. Tai kaina yra, tarkim, su PVM iki 2 kg 3,75 €. Taip, pas jūs atvažiuoja kurjeris, jūs įsikviečiat per multisiuntas arba per DPD platformą, kur gausite prisijungimus, jūs įsikviečiat kurjerį, jis atvažiuoja, surenka jūsų visas siuntas ir ją išvežioja į namus, arba kita paslauga, žmonės pasirenka paštomatą ir DPD kurjeris palieka jos paštomatuose, arba jūs patys vežate paštomatus ir įdėt. Tarkim, Omniva, jeigu jūs vežate paštomatus, taip, kodėl neįdėjau Omnivos? Todėl, kad dirbau su Omniva ir tai yra tokia, pasakysiu atvirai, nežinau, ar taip galima įsireikšti, nesąmoninga įmonė. Kodėl nesąmoninga? Nes jie turi visokius kreditų limitus. Įsivaizduokit, įmonė atidaryta buvo mėnesį laiko, jie rašė, kad mes esam skolingi kreditingumo kompanijų, netitinkam ir, žodžiu, jie mums pamažins kredito limitą mėnesių ir mes turime susimokėti. Įsivaizduokit, įmonė dirba mėnesiui ir jinai per 12 mėnesių jau yra skolinga kažkam, kai įmonė egzistuoja mėnesį. Tai va, žodžiu, nesąmoningos sutartys, nesąmoningi kažkokie kreditai, jūs pasiekėt, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs turite 1000 siuntų ir jums parašo žinutė, jūsų kredito limitas pasiektas, jūs negalite siūsti siuntų, nes viskas, jūs pasiekėt kreditą, jūs negalite siūsti siuntų, ne? Ir ką jūs darote, viskas einat iš proto, mokat 6 € DPD, kadangi neturit sutarties ir jie veža. Tai visokie tokie sukti, sakau, mokesčiai, sukti reikaliukai. Kitas dalykas dėl kurjerių, jeigu siunčiate su Omniva, tai jūs patys turėsite eiti iki paštomato, įdėti tą siuntą, žodžiu, nuskenuoti lipduką, įdėti siuntą ir viskas valio. Viskas valio, viskas yra gerai. Tas pats, kas su LP Express, tarkim mane, bet kitas dalykas, įstokit, pilni paštomatai, dar kas nors, žmogus neatsima, pasiima ir taip toliau. Tai tiesiog vėlgi užima laiko ir aišku, jeigu ten vienos kelios siuntos, tai tikrai nesunku nuvažiuoti ir nueiti. Aš pats tą dariau mėnesį, vežiau savo pats prekes į dieną po 10, po 15, po 20 kišdavau tos paštomatus ir problemos nemačiau. Nes kadangi tai yra saliginai pigu, ten 2 € kažkas tokio su PVM kainuoja. Bet įsivaizduokit, jeigu jūs jau turite daug siuntų ir jūs norite pasikviesti kurjerį, jums kainuoja 3 € kurjerio įsiuntimas, 3 € vien todėl, kad siūstės kurjeriu, 2 € kad atvažiuos kurjeris ir dar už prekę 3 €. Žodžiu, ten gaudavosi čiut ne 7 € už tai, kad atvažiuos pas jūs kurjeris, pasiims prekes ir jie išveš už kiekvieną prekę, ta prasme, už kiekvieną. Įsivaizduokit, jūsų prekė kainuoja 20 parduotuvė jūsų. Jūsų savikaina yra, tarkim, 10. Iš jūsų paima 7 kurjerius ir, realiai, nesąmonė, ne? Tai va, DPD, Tomas Užkurys yra nuostabus vadybininkas, aš visą laiką dirbu tik su juo, jisai atrašo per kelias sekundės, ten 10 minučių, viską sutvarko, padaro, žodžiu, labai greitai gaunate visas sutartys ir taip toliau. Žinoma, jūs galite rinktis, ką jūs norite, jūs darykite pagal save, aš tiesiog rekomenduoju, pasakiau, ko nesirinkti, tai yra Omniva, jeigu norite, galite rinktis. Lietuvos paštas ir šiaip, manau, paštu tai yra šiek tiek sudėtinga, būna dažnai pameta siuntas, reikia važiuoti paštais priduoti ir taip toliau. LP Express yra visai geras dalykas, kas norite naudotis paštomatais, bet vėlgi paštomatai yra gerai, bet paštomatai būna dažnai žmonės suklysta savo paštomatus, pasako ne tą miestą, ar ten įveda ne tą adresą ir taip toliau, tai jeigu nesužiūrima, vėlgi jums kainuoja parsiuntimas ir vėl jūs atgal siunčiat ir vėl 3 €, žodžiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vėlgi kainuoja. Aišku, jūsų siuntimą galbūt skaičiuosite pinigus, nedarysite nemokamo siuntimo,
pavyzdžiui, man kainuoja DPD 375, aš padarau, kad su DPD kurjeriu mokėtų ten 2,50 €, kai atsiskaitinėja pas mane parduotuvėje. Ane? Tai va. Tai Post.lt irgi pildyti užklausą. Pavyzdžiui, jeigu nori DPD gauti užklausą savo parduotuvėje, tiesiog parašykite tomas.užkurys.lt, tiesiog parašykite sveiki, norime naudotis jūsų paslaugomis Shopify parduotuvėje. Jie neturi integracijos į Shopify parduotuvę, todėl naudoja multisiuntas. Greitų metų, jeigu naudosite DPD, nereikės net multisiuntų ir mokėti kažkam atskirai ir galėsite, man atrodo, naudotis visiškai nemokamai DPD integruotų appsų, nes jie įkūrė ir jis yra beveik baigtas, tai greitų metų išleis Shopify, tai bus iš vis nuostabu, už nieką nereikės mokėti, kadangi jūs esate jų klientas. Aš turiu omeny už appsą. Ir tiesiog spausdinsite tiesiai lipdukus iš ten. Ir nereikės per kažkokius papildomus kaip multisiuntas ir taip toliau, kas yra pagalbininkas. Bet jeigu, aišku, turėsite LP Express ar dar kažkokius kitus, tuo metu jau reikės naudotis multisiuntų paslaugomis. Tai va. Tai tą ir norėjau pasakyti. Ir dabar kaip viską reikėtų suderinti. Tai tarkim, jūs parašysite Tomui Užkuriui, parašysite, kad norite naudotis jų paslaugomis, gal jie gali atsiųsti pasiūlymą, jie jums atsiūs pasiūlymą, jūs jį perskaitysit ir taip toliau, tuomet arba jums tinka, arba ne, sutiksite, tuomet pasirašysite sutartį internetu ir viskas, ir pradėsite dirbti. Jums atsiūs prisijungimus, paaiškinsiu po to, kam jie yra naudojami. Dėl LP Express, tai tiesiog eikite LP Express verslui. Su jais biški ilgiau užtrunka viskas, nes tiesiog ilgiau dirba. Pavyzdžiui, 2-3 dienas laukite atsakymų, iš jų gal net daugiau. Tai va, spaudžiate gauti pasiūlymą, surašote viską, ko jie reikalauja, įmonės pavadinimas, tai galite rašyti savo vardą pavardę, jeigu neturite įmonės ant didelios veiklos dirbat. Ir viskas, kom naudosite savitarnos terminalai, kurjeriai arba paštas. Ir tuomet įsiųsite ir per kelias dienas lauksite iš jų atsakymo. Ir tuomet suderinsite visus reikalus. Taipogi dar yra, kaip sakiau, Omniva. Ir čia, žinokit, tikrai yra per akis. Dabar, tarkim, jūs susitarėte su DPD ar su Lietuvos paštu, ar su Omniva, nesvarbu. Noriu parodyti, kaip naudotis multisiuntomis. Tai pirmiausia, jūs turite spausti registraciją, įsirašyti appsą, parašysite vardas, pavardę, įmonę arba savo irgi vardą, pavardę arba individualios veiklos kodą, dėl savo paštą, taip toliau, spausite registruotis. Tuo metu gausite linką į savo elektroninį paštą, per kurį jūs nukreips į integraciją jūsų parduotuvėje. Jūs įsidiegsite appsą parduotuvėje ir tuomet jums būsite tokiame lange. Jūs spausite, čia bus Shopify, spausite Add, tuomet įrašysite parduotuvės pavadinimą, matysite jį tik jūs, tuomet savo parduotuvės adresą, tai tarkim savo tiesiog domeną, kokį būsite nusipirkę, lukas.lt, tuomet parašysit ar paslėpti, ne, čia galite viską palikti taip yra, default package size, ne, koks pakuotės dydis, tai galite pasirinkti pagal save, mano šiuo metu yra iki 2 kg ir čia įrašote apytikslius duomenis ir spaudžiate pridėti parduotuvę ir turėsite tokį vaizdą. Tuomet, ką jums reikia, kai jūs gaunate prisijungimus iš savo tiekėjo, šiuo metu tai yra kurjeris, tarkim, jūs gaunate tokį laišką. Labą dieną, siunčiame jums prisijungimo duomenis skirtus integracijai su DPD. Vardas jums būna jūsų vardas ir slaptažodis. Tuo metu, ką jūs darote? Einate į company, tada couriers ir tada matote, kiek čia yra LP Express, Lietuvos paštas, NT, Venipak, Omniva, DHL ir taip toliau ir taip toliau. Tai tarkim, čia bus DPD šonė, jūs paspausite Add ir jūs išmesite tokį langelį. Tai čia įrašysite savo tą prisijungimo vardą, kurį jums atsiuntė. Tuomet čia įrašysite slaptažodį ir įrašysite šalį ir Badusis Shipments spausite no ir paspausite įsaugoti. Tuomet jūs susisiekite su Tomu Užkuriu arba su savo agentu ir paklausite jo API kodų integracijos. Jie tuomet jums arba įdiegs apps arba duos API koduką ir jūs nueisite į API interface. Ir viskas. Jūs tiesiog pridėsite naują, spausite sukurti naują API. Va, matote, sukūrė. Ir šitą koduką turėsite sujungti su DPD. Tai va. Tai tiek su multisiuntom. Dar svarbus dalykas yra
apie pačią įmonę, tai spausti įmonę ir tada company. Ir čia viską surašykite apie savo įmonę ir spausite atnaujinti. Dabar kaip žmogui pasirinkti, kaip žmogui viską nusistatyti. Jeigu jūs naudojate paštomatus, tai būtų galima padaryti su vienu iš apmokėjimų providerių. Jeigu naudojatės Omniva, tai yra labai paranku e-commerce, mes kalbėsime kitoje pamokoje apie apmokėjimų providerius. Ir jeigu naudojatės kitomis paštomatų paslaugomis, tai galima sutvarkyti su multisiuntomis ir tiesiog parašykite užklausą. Galite čia parašyti, galite paskambinti, atsilieps maloni moteris ir jums paaiškins viską, kaip reikia padaryti, kaip įsidėkti paštomatus pas save į puslapį. Tai pačiam atsiskaitimo lape, pačiame gale, prie apmokėjimo jie turės pasirinkti paštomatą, jeigu naudojate paštomatus. Ir viskas. O savo shipping nustatymuose tiesiog pridėsite TPD kurjeris ar ten LP paštomatas ir parašysite kainą, jeigu norite nemokamai, parašysite nemokamai ir viskas, žmogus tą pasirinks ir automatiškai viskas sugrįš čionais. Tai tiek šitoje pamokoje ir judame į kitą pamoką.